Po ekspedicijos suvokimas apie tremtį pasikeitė, gal tiksliau sakyčiau pasipildė naujomis žiniomis, dėl to, kad visada tas prisilietimas, gyvas prisilietimas prie istorijos, jis suteikia tikrai daug daugiau žinių. Ir aš asmeniškai supratau, kad negalima papasakoti kažkokios vienos istorijos apie Sibirą, apie tremtinius, todėl kad kiekvienas žmogus, kiekvienas tremtinys turi savitą istoriją, turi savas patirtis ir tai tikrai yra labai plati sfera visas Sibiras ir apie tai galima kalbėti įvairiausiais aspektais. Šiemet taip sutapo, kad išvykome su misija Sibiras į Tiumenės sritį. Tiumenės sritis, pirmiausia, pati sritis yra šiek tiek išskirtinė. Apie ekonomiką ir kitus dalykus nekalbėsiu turbūt, čia važiuojant traukinį iškart pasimato, kad tai labai ekonomiškai stipriai stovinti sritis, visa beveik ant naftos ir dujų, ir tas matosi miestų gatvėse, keliuose ir net kaimuose. Tiumenė yra, mano akimis žiūrint, labai modernus miestas, labai modernus, vienas iš, netgi sakyčiau, tų, kurie Rusijoje pirmauja, varžosi dėl moderniausių miestų. Aš čia atradau ir Tiumenės antakalnį, ir Tiumenės žvėryną. Dar kita pusė šitos srities, tai yra gana pelkėtas ir, sakyčiau, nykus regionas. Tai yra nei kalnų, nei gražių upių, nei gražių ežerų, visur vandens telkiniai pakankamai nešvarūs, užteršti. Jeigu dar maudytis gali, tai kaip geriamą vandenį naudoti ne. Kadangi pelkėtos labai vietos, tai yra daug vandens įvairiausių telkinių ir pelkių, tai labai daug visokio kandančio brudo, kuris bet kokią kelionę, bet kokią ekspediciją labai stipriai apsunkina. Kiekvienais metais projektas Misija Sibiras sulaukia didelio jaunimo susidomėjimo ir tam, kad patekti į šį projektą, reikia praeiti atranką. Jis susideda iš 2 etapų ir kiekvienais metais organizatoriai sulaukia labai didelio anketų skaičiaus žmonių norinčių patekti į šį projektą. 2013 metais buvo sulaukta virš 600 anketų ir iš jų buvo atrinkta 84 žmonės, kurie pateko į antrąjį atrankos etapą, bandomąjį žygį. Gerai, tik klausykit, labas rytas visiems dar kartą. Aš esu Minaras, studijuoju, bet čia tikiuosi išmokti daug daugiau negu universitete. Viskas bus gerai, svarbiausia tikėkit savim, jūs tikrai tą galit padaryti. Tikrai turėsit kuom pasidžiaugti ir pasididžiuoti rytoj, poryt ir visus likusius metus. Didžiausia svajonė – matyti va tokius veidus rytoj. Eisime pakankamai sparčių tempų. Pirmas sustojimas yra numatytas už kokių 10 kilometrų. Jeigu jūs tikitės, kad aš jau baigiau savo pasisakymą, tai labai suklydo. Bandomasis žygis kiekvienais metais organizuojamas skirtingose Lietuvos vietovėse. Vietovės dažniausiai yra susijusios taip pat su Lietuvos istorija. Žygio vietovė parenkama taip, kad gamtinės sąlygos būtų panašios į būsimos ekspedicijos regiono aplinką.
2013 metų bandomasis žygis vyko Labanoro girioje, kuri mena dar 1863 metų sukilimą. Čia yra vienas iš įdomesnių žygio taškų. 150 metų ir 1 savaitė skiria, sakyt, tą laikotarpį nuo mūsų laikotarpį. Ir būtent bandomo žygio metu mes aplankėme tas sukilimo vietas, aplankėme kapines, kur palaidoti sukilėliai ir taip pat tas vietas stengiamės sutvarkyti. Bandomasis žygis tai atrankos etapas, kuriame svarbu ne tik praeiti nustatytą atkarpą. Mano bandomo žygio metu mes turėjome įveikti apie 60 km. Buvo tikrai labai didelis iššūkis, nes aš prisipažinsiu, man pačiai tai tikrai aš neturėjau didelio fizinio pasirengimo, man buvo labai sunku. Bet vis dėlto tai yra svarbu, kaip žmogus jaučiasi visoje toje minioje žmonių, kaip jis padeda kitiems, kokią nuotaiką jis išlaiko. Tai tikrai yra daug svarbiau negu vien praeiti visą tą atstumą. Ir aš palinkėčiau ir visiems kitiems, kurie bandys dalyvauti bandomajame žygyje, tiesiog būti savimi, būti natūraliu ir tada tikrai bus lengviau patekti į galutinę komandą. Nes būnant Sibire 2 savaitės ir veikiant įvairioms aplinkybėms, tikrai nepavyks būti kažkokiu kitokiu, todėl geriausia yra išlikti savimi. Po bandomojo žygio simbolišką Pasaulio lietuvių vienybės dieną ekspedicijos komanda buvo išlydėta į Maskvą. O tai kaip jūs iš čia įstoti pešiom eisate? Aš įsivaizduoju. Pešioms? Ką? Iš tikrųjų, turbūt pirmiausiai apėmė tas jausmas, kad tikrai jau esam projekte, nes tas dėmesys žurnalistų, artimųjų, kurie atėjo išlydėti, sužavėjo išlydėjimo metu tai, kad atvyko žmonės ir iš kitų miestų, ypač tremtiniai. Pavyzdžiui, atvyko moterys iš Druskininkų, kurios išlydė ekspediciją jau nebe pirmus metus ir labai prašė iš Tiumenės parvežti kažkokį tai suvenyrą. Įlipus į traukinį irgi dėmesys, sakykime, tęsiasi toliau. Buvom labai šiltai sutikti tiek traukinio personalų, tiek kitų keleivių, tarp jų ir rusų ir baltarusių, kurie, aišku, pirmiausiai pastebėjo mūsų marškinėlius, domėjosi, kas tai per projektas. Ta vakarą naujų draugų būryje gimtadienį sutiko ir komandos narė Ieva Matulevičiūtė. Trumpai stabtelėję Minske, bendražygiai įteikė jai saldžią dovaną. Auštant, keliauninkai išvydo Maskvos priemiesčius. Netrukus istorinėje geležinkelio stotyje Belaruskij Vokzal ekspedicijos narius pasitiko Lietuvos ambasadorius Rusijoje Renatas Norkus ir ambasados darbuotojai. O jūs tiesiog, reiškia, turit žinot vieną dalyką, kad telefonus mes dabar apsikeitėm su matu, jeigu kas skambinkit, o paskui pakeliui atgal, nes viskas bus gerai, pamatysit. O pakeliui atgal, reiškia, ambasadorius ir aš mes atostogausim, bet Jolanta bus ambasados šefė. Štai, ir jinai, reiškia, jinai jūs pasitiks ir paglobos tą dieną, Liepos 31.
Milijoninėme mieste dalyviai neužtruko, po poros valandų jų jau laukė skrydis į Tiumenę ir pirma pažintis su ekspedicijos vadovu Gintautu Alekna. Tiumenė mus pasitiko gan šiltais orais. Tvanku buvo ir nenuostabu, kad iš karto pradėjo lyti. Pylė kaip reikalas, gatvės, tiesą sakant, dar nesu matęs, kad tai būtų patvinusios, žmonės braidė gerai. Bet kaip staigiai pradėjo lyti, taip gana staigiai ir nustojo. Čia, может, уже не надо в тайгу. Mus ten jau pasitiko ekspedicijos vadovas, Gintautas Alekna. Labai šiltai pasveikino visus. Buvo įdomu pamatyti, ką šiemet atrinko į misiją Sibiras ekspediciją. Buvo toks truputį tokia nedidelė baimė, kad gal po geros dabar grupės bus kita nelabai gera. Tiesiog, kaip iš tos pasakos, du sviediniai į vieną duobę nekrenta. Bet iš tikrųjų apsidžiaugiau, grupė tikrai atitiko visus geros grupės lūkesčius. Svarbiausias darbas buvo suplanuoti kitos dienos visą veiklą. Tai yra apsirūpinimas maistu, instrumentais darbo, pasiskirstyti komandomis. Tai išsirinkome maisto gaminimo komandą. Tai va šita grupė labai svarbu, nes rytoj pirksim produktus. Tai pasiskirstėme į dvi grupės. Viena grupė, kurią sudarė didžioji dalis merginų, patraukė į prekybos centrą pirkti maisto prekių, o vaikinai patraukė į statybinių medžiagų skyrių. Suklysta ir geriausiai, turiu pasakyti. Vietoj cemento mes nupirkome statybinio smėlio, su kurio dabar nežinau, ką darysim. Rytojus parodys, aišku, bet kaip nors išsiversim, aš manau. Tiumenės mieste prie ekspedicijos prisijungė lietuvišką šaknis turinti tremtinių palikuonė Liudmila su savo dukterėčia ir tremtyje gimusi Danutė. Jos mielai atidėjo visus dienos planus ir palydėjo dalyvius į pirmąją ekspedicijos stotelę. Už 160 km Tobolo ir Tavdos upių santakoje esantį Bačelino kaimą, kur seniau lentpjūvėje dirbo tremtiniai. Mūsų pirmasis penktadienis Sibire ir mes apie 2 valandą šiandien pajudėjome su tremtiniais ir tremtinių šeimomis į kaimus, vieną benykstantį ir kitą jau visiškai išnykusi. Ten 49 metais mirė mano mama. Sužinojome, kad mūsų brolis partizanas, mano brolis partizanas žuvo. Kaip tik 49 balandžio 23 dieną. Mama buvo pasiligojusi ir tai pagreitino jos mirtį. Ir ją palaidojom Kuliame savo kapinaitėse. Kur pastatysime kryžių, medinį gražų dekoruotą. Ten dabar nieko nėra, nei tvorelės, nei jokio paminklo. Atrodo, kad tiesiog miškelis, kalvelė, bet iš tikrųjų ten yra lietuvių kapinės. Ten buvo palaidota apie 12 lietuvių šeimų. Bet didelis palaikų jau yra grąžinta į Lietuvą, tai beliko tik 6 šeimų palaikai, bent jau taip skaičiuoja vietos gyventojai. Lietuviai labai prižiūrėjo kapinės, aptvėrė gražiai, ten ir angeliukus išdrožinėjo. Kalbant apie tas kapinės, kur mes statysime lietuvišką kryžių, jos yra prie Kulimesovo kaimo išnykusio, o šalia yra kitas kaimas Bačelino. Tai Kulimesova buvo pirmasis kaimas, kur buvo įsikūrę lietuviai žeminėse ir jie ten gyveno kurį laiką, bet paskui, kai reikėjo jiems statyti miškų pjovimo tokį fabriką, tai tada jie persikėlė į Bačelino miestelį. Jeigu paaiškinti, tai galiu tiek. 1947 metais, gruodžio 19 dieną, pajudėjo traukinys iš Varėnos. Tiumenėje mes atsiradom 48 metais sausio 12. Paskaičiuokit kiek dienų. Važiavom 16 parų,
gyvulinėme vagone. Pagaliau atvežė į Tiumenės stotį ir ten apgyvendino tokiuose barakuose, kur 4 šeimos kartu. Bet ten mes neilgai gyvenome, nes išvežė dar mus toliau į Bačelino. Tas miestelis buvo labai blogom klimato sąlygom, nes kiekvieną pavasarį užtvindomas potvinių ir gyventojai ten palaipsniui iš to miestelio jau kai leido grįžti ir grįžo lietuviai į Lietuvą arba išsikėlė gyventi kitur. Pačios tremtinės, kurios mus čia atvežė, tremtinių vaikai, Людмила, kurios mama jau buvo gimusi, как suprantu, тремтия. Но наши родители, раз у моего дедушки было 5 детей на руках, он, конечно, приехал вот сюда, вот в это Кулинесово их привезли. Они здесь начинали уже свой вот этот путь 10-летний. И 10 лет они здесь отбыли. Значит, воспитали своих детей достойно, дали им образование, школу и так далее. Они научились говорить по-русски, научились, в общем-то, дружить. Жили, в принципе, неплохо со своей литовской молодежью. Они здесь дружили, любили, влюблялись, рожали, у них были семьи. Ну, как могли, так и жили. Вот. Значит, и в дальнейшем здесь вот на этом кладбище у меня была похоронена моя тетя. Но так как литовцы, они любят всех своих покойников увозить с собой, приехали из Литвы тетки и увезли ее туда. Kita tremtinė, kuri gyveno Bačelino kaime iki 68 metų, Danutė, mus nustebino savo lietuvių kalba, nes kaip pažėrė eilėraščių, frazių, komentarų lietuviškai, tai mes buvom nustebę, kaip laisvai jinai kalba. Sako, aš neturiu su kuo pasikalbėti, nes ir čia vietiniai nemoka, vaikai taip pat nekalba, bet sako, aš kiekvieną kartą, kai atvažiuoju į Lietuvą, kalbu lietuviškai. Daug mums visko pripasakoja apie savo buitį, kasdienybę čia Sibire. Aišku, sako, jos mama ir sesuo Danutės grįžo į Lietuvą 2000 metais, bet jis sako, kad pati negrįžo, nes čia yra ištekėjusi, turi sūnus turi vaikų, vaikaičių, negali jų palikti. Sako, bet to pati gimiau Sibire, tai jau esu sibirietė. Na ir sukūrė tokį eilėraštį, kurį mums padeklamavo, tai net nežinau, kaip čia perpasakoti, geriausia turbūt būtų pamatyti. Здесь же у нас и брат был, но он здесь умер, здесь у нас похоронен. Вот сестра у меня сейчас живет в Литве, в городе Алитусе, а я осталась здесь, как говорится, я родилась в Сибири и живу. И я частенько езжу навещать Литву. Она такая малюсенькая, площадью Тюмень, зеленая, цветущая, с озерами и рыбой лень. У нас реки полноводные, Тура, Тобол, Иртыш, леса стоят таежные, по берегам растет камыш. В Сибири добывают алмазы и нефть и газ, хлеба растут на славу и радуют наш глаз. Но я хочу на родину, в родителей своих. В Литву спешу и еду, могилки навестить. Увижу цвет каштанов и яблони цвету. На сердце станет легче, как будто там живу. Приеду, искупаюсь и янтаря найду. Бонды и сепелин покушаю, парного молочка попью. Поймаю рыбку в озере и в лесок схожу. Запомнить эту родину я навсегда хочу. И уезжать не хочется, так далека Сибирь. Теперь не гонят ссылки, а мы в ссылке родились. Прощай, прости, моя Литва, прощай, мой отчий дом. Пройдут тяжелые времена, вновь встретимся с тобой. Это стихотворение я хочу посвятить ссыльным. Danutė gimė tremtyje, jos tėvelis tenais ir mirė ir tose pačiose Kulimesovo kapinaitėse buvo palaidotas, kurias mes ruošiamės tvarkytis. Ir jau po tremties, ne po tremties, bet tiesiog jau po tų 53 metų, kuomet buvo leidžiama grįžti, jau jos mamytė pasistengė susitvarkyti dokumentus ir ten dar gal po 10 metų maždaug grįžo jos visos 3 į tą gimtąjį Alytų. Tai vat grįžo jos mamytė su jos seserė Elytė ir Danutė pasiėmęs. Na ir pasakojo, kad buvo labai sunku joms tenais prisitaikyti. Buvo, nežinau, nepasakoja visų detalių, kodėl nedirbo abidvi seserys. Jos jau buvo paauglės, ar darbų negalėjo susirasti, ar buvo greičiausiai buvo per sunku susirasti. Mamai išlaikyti 2 dukteris buvo tiesiog per sunku ir jos galiausiai priėmė tokį sprendimą, kad jos visos 3 grįžo į Sibirą. Misijos dalyviai gavę oficialų raštą apie prognozuojamą nepalankų stovyklavimui orą
buvo priversti glaustis Aksarina kaimo mokykloje. Atėjo vietiniai gyventojai ir sako, yra gautas įspėjimas, kad čia bus baisi audra ir mes turime slėptis dabar mokykloje, nes labai pavojinga būti lauke. Ir mes paklausėme patarimo protingų žmonių, žinančių, kaip čia būna, įsikūrė mokykloje, turim ir karštą vandenį, ir mokyklos grindis, mums dar išplovė tas grindis specialiai, ir viryklę elektrinę, ir netgi elektrinį virdulį. Esame visiškame komforte, turime čia ir rozečių. Aš net negaliu išvardinti, iš tikrųjų tiek daug visko yra, kad net nebeapima protas, kad čia šiandien tikėjausi, kad miegosim palapinės, o va štai, viskas. Pastarąsias porą dienų tvarkėme Kuliameso kapinaitės, tai yra būtent pirmasis mūsų ekspedicijos taškas, kurį turime sutvarkyti. Ir, pirmas įspūdis jas atvykus ir buvo toks, kad to įspūdžio ir nebuvo. Mums tiesiog teko pasitikėti savo ekspedicijos vadovu, kuris patvirtino, kad ten yra kapinaitės ir mes tik tai vėliau, keliaudami, žiūrinėdami po to kalną, radome, matėsi nenatūraliai supiltus kupstelius, kurie būtent ir yra kažkada ten atgulusių žmonių kapai. Lygiai taip pat radome keletą duobių, kurie, pasak vietinių, kurios ir liko po to laiko, kada išsikasė čia atvažiavę, lietuviai savo galbūt giminių palaikus. 89 metais pabuvojau paskutinį kartą Kuliamesove ir iškasiau tėvelių ir kitų palaikus. Tai viskas, jokių kryžių, nieko žyminčio, kad ten yra būtent tremtinių kapai. Tai pasak vietinių ten kažkada liktai ir buvo tikrai gražių kryžių, bet jie sakė, jog ten visai neseniai vyko miško gaisras, kuris viską ir sunaikino, jeigu kas ir buvo ten likę. Mes matėm ir patys, kad visa aplinkinė teritorija buvo apdeginta, buvo apdegę medžių kamienai. Tai tas 2 dienas dirbome gana nemažai, darbas gal ir nebuvo sudėtingas, tačiau mano ir kitų supratimų tikrai buvo itin prasmingas. Mūsų užduotis buvo ten pastatyti kryžių. Tai mes išvalėme visą aplinkinę teritoriją, iškirtome medžius ir šiandien baigėme tvarkyti, būtent, įstatėme, įmūrėme tiesiog tą kryžių. Darbai vyko sėkmingai, tačiau šiek tiek trukdė oro sąlygos. Pusę dienos skaitina saulė, kitą pusę su perkūnija lyja ir kiekvieną vos ne dieną perspėjimas, kad laukiam škvalo. Gerai, kad paėjau. O tu ten stovėjai? Aš po medžiu stovėjau. Aš irgi ten dirbau prieš pusę minutės. Ir svarbiausia, gyvda nesupranti kur. Čia orai itin permainingi, atrodo, ateina audra, lygiai taip pat ir greitai pasitraukia. Ir iš tiesų ir užvakar turėjome gana stiprią audrą, po kurios buvom priversti grįžti anksčiau į savo stovyklavietę. Ir vakar iš tiesų mums pasilikusiems ir tvarkiusiems būtent tą mūsų atsivežtą kryžių, tai daugelis sakė, jog niekad nėra matę tokio stipraus vėjo, nes tiesiog mūsų akise virto medžiai. Pakilo staigus vėjas, dalis merginų ir vaikinų išėjo namo į vietinę mokyklą, kurioje apsistojame dėl saugumo sumetimų, o dalis vaikinų pasiliko gesinti laužų. Mes grįžom ir audra lyg ir baigėsi, bet po to vėl staiga pakilo vėjas. Išmušė vieną aktų salės langą, nuvertė nuo mokyklos pavadinimą, net keletas žmonių stovėjo lauke ir jiems buvo kilus grėsmė, kad juos galėjo pataikyti būtent tą lentą. Aišku, vaikinų mes nematėm, tikrai buvo visiems neramu, dėl to, kad čia net užvakar per tokią mažytį vėjo gūsį matėm, kaip lengvai krenta medžiai. Tikrai buvo nejauku ir nedrąsu, ar tikrai vaikinam nieko nesitiko, bet visų laimė jie grįžo sveiki ir laimingi. Mes buvome priversti stiebtis tiesiog ir nuo perkūnijos, ir nuo tų virstančių medžių. Ir iš tiesų buvo tokia gana ekstremali
situacija, kuri, na, džiaugiamės, kad baigėsi laimingai. А вот Бочельно, они занимаются конкретно. У них был лесозаготовительный пункт, так назывался ЛЗП, лесозаготовительный пункт. Они заготавливали здесь очень много древесины, и эту древесину отвозили, там Тура у них, по-моему, называлось, главное головное в Тюмени предприятие. Lietuviai buvo ten įsikūrę, vadinosi gyvenvietė lietuvių. Nameliai vienas prie kito, ten iš lentų sukalti, пьювен, там припилта. Такой интересный был способ постройки домов. Они, представляете, с двух сторон доски, а внутри опил. Назывались насыпные дома. Быстро и тепло. Tai jie tuos, žodžiu, tvorelė, darželiai, net augindavosi kiaulės. Lietuviai tokie darbštūs, jie sugebėdavo ir daržovių užsiauginti. Tai va, o mes tai gyvenom barake. А Бочельно, вот эта деревня, она уже как бы исчезает? Да, она исчезает, вот именно из-за того, что были наводнения. Потому что у русских все-таки в старину деревни строились на высоких местах. И все русские сильные деревни никогда не заливали водой. Это только вот Бочельно заливали, потому что туда ссыльных затолкали, вот, наверное, специально на зло, знаете. Вот. А тогда все эти реки были полные, было столько воды, все затапливалось. И вообще практически, вот у нас есть фотографии, показывала, они на своем огороде плавают на лодочке, да. И это уже мой сын взрослый. Представляете, до каких времен это вот их все время топило. Их топило каждые 3 года. То есть люди только дома вычистят, высушат, их опять затопит. Они опять это все вычищают, чтобы это ничего не гнило. Сложная такая работа была, и поэтому люди уезжали. А раз стали уезжать люди из деревни, она, конечно, опустела. Потом ушли магазины, разобрали школу, разобрали клуб. Клуб очень красивый был, гордость Бочельно. Гордость Бочельно был сад литовский, который посадили литовцы. Его просто взрастили, он был очень красивый. Был праздник открытия сада. Все литовцы приходили все окружные деревни и просто поражались тому, какой был праздник. Была открыта танцплощадка, танцевали. Eidavom į šokius ir buvo ten da kultūros namai. Klubas, kaip ten vadindavo klub, tai eidavom irgi į šokius ten. Знаете, не было пьяниц. Ну, может быть, какой-то стакан вина они выпивали. Но молодежь была тогда другая. А скажите, вы говорили, что в Бочельно раньше жило где-то 600-700 человек. А сколько из них могло быть литовцев, может быть, вы знаете? Литовцев могло быть там человек 300, наверное. То есть много было литовцев, много было украинцев, были белорусы, ссыльные немцы. В Бочельне buvo ukrainiečių, buvo moldavų, buvo totorių, kalmukų, buvo įvairių tautų. Visi labai gyveno draugiškai. O mano tėvas siuvėjas, tai jisai nusiuvo ir valdiškai. Ten, pavyzdžiui, reikdavo kokias tai vėliava, kokie apsiūtai, kokias ten, ką nors, kokias darželiui, paklodės ar ką. Nu, tai, žodžiu, gaudavo tada jau kortelių daugiau ten maistui. Nu, tai gaudavom to maisto, duonos tos forminės. Nu, pas lietuvius ten jau tos nusipirkdavo kokį mėsos gabaliuką. O taip, ir blynų kepdavom. Mes taip blogai negyvenom, kaip tie žmonės, kur ten prie Laptevų jūros. Tremtinė Antanina Tamulytė Čeikuvienė, atvykusi su drauge į vieną iš misijos Sibiras pristatymų, prisiminė sunkumus tremtyje. Moteris nepaliaujamai stebino savo žvalumu ir puikiu humoro jausmu. Oi, Bocelinuką pradėjo statyti, pastatė tą gamyklėlę, pradėjo vežti iš kaimelių. Visus darbinius. Visus. Ypač kur vyrų daugiau, kur šeimos gausesnės, kur vaikai paaugliai, o kur tokius, kaip mano mama, 30 metų ir su mažu vaiku, tai jau net į tokias nežiūrėjo. Jau tokius paliko urauose vežti. Tai mes vos nesidurėm tuos urauose. Ir tu žinai, klausyk, mus ką pradėjo vežti, supranti, pirmiausia suvežė barakuose. Tai barakuose. Barakuose kaip suvežė, supranti, čia aš įsivaizduoju, čia reiškia buvo kultūros namai, čia buvo mokykla ir čia buvo 2 aukščiai barakai mediniai, ten toliau buvo gamykla. O Dieve, kai užpuolė mus blakės,
O Dieve, o žinot, jaunas organizmas tų brakių nematys, nugi viską va tie draskaisi, o jau Juozas, tai jis buvo visas jau mano apdraskytas. Visi mes buvom, verkėme, reikėme atsimenu, tėtis nebuvo kur. Tai pirmiausia, klausyk vandenio, tai tas lovas visas, tai viską, tai pirmiausia vandeniu karštų iššucina jas. Vat ir atvežė ir paskui pradėjo ten dirbti žmonės. Nu taip, matai. Vakas buvo su šeimom, su vyrais, greitai pasistatė namus, va kaip Kazilionis pasakojo. Nu taip, nu pasistatė. Ir buvo visa gatvė. Visa gatvė. Lietuvių. Gatvė Moldavų. Nu, žinai, Moldavas dar buvo, gatvė ukrainiečių. Taip, buvo, tie buvo. Ir būdavo einam mes vaikai, jau klausiam, jau rusiškai. Kuda paidėm? Paidėm na Litovskį pasiolok. Nu, jau begom visi lakėm į lietuvius. Nu, ne, jau tai negerai, pažaidėm tai negerai, tik kursus mušim, nesusmušim, kiek jau laukiam pas ukrainiečius einam, tai pas Moldavus. Moldavų labai buvo tautiniai rūbai labai gražus. Ir jau kaip jų visą laiką pirmą vietą viskas, nu, o tėvai dirbo. Mama mano dirbom ir aš dirbau. Baigėsi mokyklą, eidavom, supranti, arba tarus, arba supranti. Tai eidavom, gal po 6 klasės, aš gal po 12, gal po kiek mums. Eidavom, reiškia, kad priimdavom mūsų darbą. Ir mes, reiškia, tas klėptas statydavom, supranti, dėdavom, reiškia, pjaudydavom. Nu, va, tokias, reiškia, tokios, paskui lentukės buvo, paskui buvo tokie kvadratai buvo, supranti. Bet norint, kad jau juos išvežtų, reiškia, kaip? Per visą žiemą gamina, atvažiuoja pavasarį baržą. Atplaukia. Atplaukia upė, Tobolo atplaukia baržą ir vyrai užsideda tokius vaneštuvus. Ir moterys. Ir moterys tai kur stipresnis. Mama mane nešiojo, pareidavo su krūvinais pečiais. Ir žinokit, ten tokias paduškas duodavo, bet tos paduškos ašgi ne kiekvienam tinkamos, vienam tinkamos va šitaip, kito pečiai būna platesni. Ir reikia jiem pakrauti. O jie neša tenai į tą baržą ir verčia. Tenai vėl sėdi. Niekas neįsivaizduoja, ką tu pasakoji. Reikia pamatyti. Nu taip. Nieko negali įsivaizduoti. Savo akim nepamatyti. Sakau, nu tai va gali įsivaizduoti. Tokia buvo katorga. Tikra buvo katorga. Nu tai aš sakau taip, kaip... Raštus nešiojo, lantas visokias, viską. Ten buvo katorga. Bėgant metams, miško pramonė Tiumenės apylinkėse gerokai nusilpo. Prieš keletą metų buvo išardyta miškui vežti skirta geležinkelio atkarpa vedusi į Novų Tap gyvenvietę. Nedidelės privačios lentpjūvės veikia iki šiol, bet jokių būdų neprimena anų laikų darbo mastelio. Naujosiuose Tapuose ištremti lietuviai savo rankomis pastatė mokyklą ir sporto salę. Savo darbštumu, šviesumu, dainingumu ir pozityvumu daugelį metų žavėjo vietinius kaimo gyventojus. Mirus Stalinui, tremtiniai pasinaudojo galimybę grįžti į tėvynę ir vienas po kito paliko naujuosius Tapus. Pakeliui sutvarkydami bendrose kaimų kapinėse likusius pavienius kapus, dalyviai pasiekė Jalutorovską. Čia aplankė tremtinę Birutę Česnulevičiūtę Kamarauskienę. А вы не думали вернуться в Литву? А знаете, и думали, и не думали. У мужа мать-то была, и отец был. Они старые были. И там некуда было ехать. И вот некуда ехать. Ездили так в отпуск. Я часто ездила, как дед живой был в отпуске. А теперь никуда. Ни одной не доехать. Голова кружится у меня, не могу. Что-то на мне какая-то напала болезнь, не знаю. Вот и живем. O kas iš Dzūkijos, iš mūsiškių? Čia netikrų dzūkų yra? Tai iš kur? Iš Dzūkijos, pasakykit. Druskininkai yra Alytus. Druskininkai, mano sesuo druskininkuose gyvena. Tikrai? Aha. Iki šiol ir gyva? Gyva, ji jaunesnė už mane. O pavardę gal galėtumėte? Lisieckienė, Ona. Lisieckienė. Jūs susirašykit. Aš labai jums norėčiau nuo visos mūsų grupės padovanoti, man močiutė iš tikrųjų įdėjo gintarinę apyrankę ir sakė, kuriam nors užsitiktų lietuvių. Tai man labai malonu, kad jūs esate iš Dzūkijos. Tai labai norėčiau jums padovanoti tokį nepatį iš Lietuvos, kad primintų.
visą laiką. Ir dar labai norėčiau paprašyti, jeigu galėtumėt bent keletą žodžių parašyti į mūsų metraštį, aš palaikysiu, gerai? Oi. Aš. Čia Sandras sesers. Čia to, ona turi šias mums išpilta. Tūkstantis 1948–9 metais į Lebidiovką buvo atkelta apie 500 tremtinių lietuvių. Tremtiniai kirto mišką, dirbo 2 pabėgių gamyklose, lentpjūvėse, krovė į vagonus medieną, tiesė geležinkelį. Iš pradžių gyveno nekūrenamuose barakuose, vėliau pasistatė nedidelius namukus iš lentų, sodino daržus, įgijo gyvulių. Gatvę, kurioje gyveno lietuviai, dėl oficialios tremties priežasties vadino Vanditskaja. 1951-aisiais lietuviai buvo apkaltinti bandymu sukurti Lebidiovkoje naująją Lietuvą. Apie 50 vyrų buvo suimta, 3 iš jų sušaudyti, kiti nuteisti. Šiuo metu Lebidiovka žymi savo psichiatrinę ligoninę, kurioje dirba dauguma miestelio gyventojų. Čia kartu su savo vyru ilgai dirbo ekspedicijos dalyvių aplankyta Birutė Kamarauskienė. Atvykus į Lebidiovkos kaimą, aš ir mūsų misijos vadovas Gintautas nusprendėm atlikti šiokią tokią žvalgybą kapinių. Po maždaug 15 km kelio mes radom tą vietą, kur anksčiau stovėjo Verchamenkos kaimas. Dabar tenais yra dirbtinis ežeras, kuris atsirado po karjero kasimo darbų. Šiuo metu ir dabar ten vyksta darbai, jie iškirtinėja mišką ir išgaudinėja smėlį. Ir tai kelia šiokių tokių problemų, kadangi tas karjeras yra labai arti kapinių. Jeigu mes nespėtume laiku, jie tikriausiai būtų jas sunaikinę. O pačios kapinės atrodo labai baisiai. Medžiai užvirtę ant kapų, kryžiai nukritę ir supuvę beveik. Ir tikrai labai būtų sudėtinga aptikti šias kapines, jeigu nežinotume daugmaž jų vietos. Ir viskas prasidėjo ketvirtadienį, jeigu neklystu, anksti ryte. Kai mus paėmė vietiniai gyventojai su Ural sunkvežimiu, kas buvo tikrai įspūdinga. Man atrodo, nei vienam dar nebuvo tekę pasivažinėti su tokia transporto priemonė ir dar visus, berods, jeigu neklystu, kažkas tiksino į 12 km tikrais rusiškais keliais. Keliai buvo tragiški, po neseniai praėjusiu lietaus ten vien tik purvas ir su paprastu automobiliu mes nepravažiuotume. Iš tikrųjų labai džiugu, kad į talką mums atėjo vietiniai gyventojai, kurie su savo vietiniu transportu, tai yra traktoriumi ir taip pat padėdami su benzininiu pjūklu padėjo išvalyti mums tikrai nemenką miško teritoriją taikos, kurioje anksčiau ir dabar iš tikrųjų yra Lietuvos kapinės, lietuvių tremtinių kapinės, kurios jau tikrai buvo užaugusios ir paprastam gyventojui ir nežinančiam, kad ten iš tikrųjų galėjo būti kas nors laidota, tikrai būtų sunku atrasti. Tai darbas vyko, sakyčiau, gana sklandžiai. Aišku, jauni žmonės gyvenantys mieste visą gyvenimą gimė ir augę. Ten su kirviu, su plaktuku gal šiek tiek blogiau dirba negu norėtųsi, bet tai natūralus reiškinys, tam mes visada ruošiamės ir žinom, kad šitai bus. Nėra taip, kai kiti sako, kad lietuviai nėra ten bendruomeniški, kad jie nesugeba susitelkti, iš tikrųjų net nereikėdavo nieko prašytis. Kiekvienas suprasdavo, kad jeigu mato laisvą įrankį, pasiema, eina, dirba. Todėl darbo našumas, sakyčiau, buvo pakankamai geras įvertinant šitas aplinkybės, kad žmonės nėra specialistai, tvorų tvėrėjai ar kryžių darytojai. Manau, kad mes su užduotim pilnai susitvarkėm. Džiugu tai, kad mums pavyko šiose Verchamenkos kapinėse tai padaryti per gerą pusdienį, ką mes panašiose buvusiose Koliumeso kaimo kapinėse tikrai dirbome kelias dienas. Ir galbūt net iš tikrųjų galima sakyti, kad atlikome žymiai mažiau. Tai kaip sakoma, kai yra pagalba iš šalies, kai yra technika, galima iš tikrųjų padaryti pakankamai daug.
Ir per pirmą dieną mes iš tikrųjų padarėme daug, išvalėme tas kapines ir tada tikrai pradėjo matytis, kad iš tikrųjų čia ir kauporėlis yra ir išlikusi ir kapinių tvorelės dalis ir pats kryžius yra. Iš tikrųjų patiems buvo tikrai smagu, mes po to ir kalbėjom vakarė, kad pagaliau matosi, kad ir darbo rezultatas ir iš tikrųjų džiugu, kad labai toks pakankamai greitai jis buvo pasiektas. Antrą dieną mus jau vežė su vietiniais su traktorium Belarus priekaboje, irgi turbūt ne vienam buvo nemenkas įspūdis pasikratyti tos 12 kilometrų. Ir tada prasidėjo mūsų didžiojo šio ekspedicijos darbo dalis, tai tvorelės kalimas ir iš tikrųjų, jeigu neklystu, mes sukalėme apie 160 metrų tvorelės, kai mes juokavom daugumai iš mūsų, tai kaip žmonėms, kurie kažką Lietuvoje turėjo menko su tokiais darbais, tai buvo nemenkas iššūkis. Ir tikrai džiugu, kad visi petys į petį, ranka į ranką pradėjom tos darbus ir iš pradžių gal sekėsi šiek tiek sunkokai, bet įsivažiavom. Ir rezultatas tikrai mane džiugina, ypač šiandien 3 dieną mes labai bijom, kad nespėsim padaryti iš tikrųjų, nes buvo šiandien šeštadienis planavom, kad galbūt teks net prašyti, kad atvažiuotų autobusas vėliau, nes sekmadienį mus išvežti, bet šiandien tikrai darbas ėjo kaip ir sėsa, kaip sakoma, ir man labai džiugu, kad net pats lietus mūsų nesutrukdė, nes ryte, kai ruošėmės išvažiuoti, kai pradėjo lyti, jau galvom, kad iš tikrųjų nepasiseks ir diena bus nedarbinga, bet kaip juokėmės mes, kad turbūt kažkas, kas reguliuoja iš aukščiau, pamatė, kad mes nepasiduosim ir tada nusprendė, tiek to, tegu tie lietuviai pabaigė savo darbus. Kryžiaus gamyba ekspedicijos nariams buvo vienas iš iššūkių, todėl prieš išvykstant į ekspediciją dalis vaikinų lankėsi skulptoriaus kryždirbio Algimanto Sakalausko dirbtuvėse Prienuose. Ten mokėsi tinkamai paruošti medieną, padidinti jos atsparumą drėgmei, lauko sąlygomis pagaminti kryžių. Praktiški patarimai gerokai palengvino ir pagreitino darbus ekspedicijoje. Ypač mane užplūdo geras jausmas, turbūt ir daugelį kitų, kai pastatėm kryžių, pabaigėm sukalti paskutinius skersinukus. Tai tas jausmas, kai pamatai, kad čia pirmą dieną, kad važiuoju, kai buvo miškas ir dabar realiai po 3 dienų tokia tikra kapinių teritorija. Pirmą kartą misija Sibiras istorijoje kapinės buvo aptvertos kokybiška, daugiau nei 150 metrų ilgio tvorele. Jeigu aš neklystu, kad mes esam pirmoji ekspedicija, kurie sugebėjo padaryti ir užtverti tokią tvorelę, iš tikrųjų, tokią ilgą tvorelę ir tokią pakankamai, kaip manau, tvirtą ir gražią, nes tai vien dėl to yra labai smagu dalyvauti šioje puikiai kompanijai, kurie, kaip jau minėjau prieš tai, lyg ir neturėdama pakankamai daug įgūdžių, bet turėjome daug noro ir užsispyrimo sugebėjo padaryti tokį didžiulį darbą. Po darbų Verkamenkos kapinėse buvom nuvykę aplankyti vieno iš keletos lietuvių, kurie dar pasiliko gyventi Lebediovkoje. Tai aplankėme Juozą Malaiševą. O mes dar Birutė Lebediovkoje su Juozu Česnulevičium susipažinom, su Malaiševu. Ar bendraudavot su juo, kai ten gyvenot? Lietuvis irgi. Nu, jis mano brolis. O. Aha. Tikrai? Da. Iš Marcinkonių. Iš Marcinkonių. Jo pavardė yra Česnulevičius, visgi yra pasilikęs žmonos pavardę Malaiševas, kaip mums pasakojo, tam, kad aplinkoje, kurioje jisai gyvena, aplinkiniams būtų lengviau tą pavardę tarti. O kaip nutiko, tai jūsų šeimą išvežė, o jo ne, jis vėliau atvyko į... Jis buvo komandirovkon Velykiai ūkį. Komandiruoti. Aha. Nu, o paskui šitas jau pasbaigė komandirovką, tai jis atvažiavo į čionai. Atėjome pas jį visiškai jam to nepranešę. Tiesiog 16 žmonių komanda užgriuvo kiemą, ėmėm baladoti garsiai į vartelius, bet niekas neatidarė, jau beveik nesitikėjome rasti namuose. Išsigandusi toje pačioje gatvėje atbėgo Juozo anūkė pasižiūrėti, kas veržiasi į jo senelio namus.
ir galiausiai atsidarė varteliai ir mus tikrai pasitiko žmogus su šypsena. Labas vakaras. Labas vakaras. Nu. Labas vakaras. A ja tak Česilivavičius Juozas Juodževič. А у вас сын Альгис? А? А у вас сын Альгис, имя? Альгис. А у вас еще и дочь есть? Есть. А как зовут? Это Аленка. Алена? Да. Или Алдона? Уже. Алдона, но нет. Ольga. Protarpiais Juozas užsikirsdavo, sunkiai sekdavosi atsiminti net tokius paprastus dalykus, kada jis yra gimęs, kuriais metais čia atvyko. До 10 сосчитать можете по-литовски? Могу. Давайте. Vienas. 1, 2, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sakė, jog galėtų skaičiuoti ir toliau, bet mes jį sustabdėm. А когда вы были в Литве последний раз? Ой, давно. Ну, как матери покорил, я больше не ездил. Pradėjo prisiminti savo šeimą, savo žmoną, kuri mirė berods prieš 5 metus. Labai gražiai papasakojo, kaip būtent pati žmona jį išsirinko. Tiesiog buvo eilė nuotraukų ir jį bedė pirštu ir sako, va šitas bus mano vyras. Jis kai su Rusija susipažino ir išėjo iš namų į ją. Ir mes neapdraštelis. Ir nebendravot po... Ne. Nu, paskui ir nieko jau buvo. Numirė jo irgi boba. Klausėm jo, kaip jisai šeimoje sprendė tą problemą, kadangi vedė Rusę, sakė, tėvai nebuvo labai patenkinti šitą santuoką ir jisai katalikas buvo, o jinai pravoslavė, tai tiesiog pasakė, kad nusprendė nesituokti bažnyčioje. Ir sakė, pirmoje vietoje visgi buvo meilė ir jiems buvo visiškai nesvarbus kiti dalykai. Paskutinis ekspedicijos taškas Iseckoje gyvenvietė Terenkulio ežero pakrantėje. Kiek žinau visą mamos istoriją, tai jas 3 seseris 1947 metais atvežė į Tiumenę. Tiumenė jas išsiuntė į Iseckoje rajono centrą. Čia buvo tos 3 seserys iš Lietuvos, 4 estės. Ir buvo keliai iš Pavolgio vokiečiai atitremti į šitą vietovę. Tai vat jie visi čia pakaitomis su ta valtimi žvejojo šitame ežere. Reiškia, žuvį išveždavo, kiek žinau, sužvejota į artimiausią krantą, nes valtys, aišku, buvo nematorinės ir panašiai, tai su irklais per tą ežeriuką, aš nežinau kokio iš čia pločių, bet čia keli kilometrai yra. Tai be abejo būtų sudėtinga irkluoti pirmyn atgal, tai išveždavau į artimiausią krantą ir ten jau paimdavau su kokiu arkliu privažiavę tą žuvį ir išveždavau. Grįžimas buvo labai sudėtingas, kiek žinau šios pasakojimų, jį negalėjo niekaip, kaip ir visi tuo metu tremtiniai negalėjo prisirašyti, jos neprirašydavo, jos nepriimdavo į Lietuvą. Kol neprisirašęs, niekur negausi darbo. Toks užburtas ratas. Prisirašyti neduoda darbo, neduoda, kadangi visi neprisirašęs, bet per pažįstamus, per visokius vargus, šiaip taip, per kurį tai laikotarpį pavyko įsikurti Lietuvoje, bet dažnas, aš iš kitų tremtinių pasakojimų žinau, spjaudavo, reiškia, į tų problemų sprendimus ir išvažiuodavo atgal į savo tremties vietas arba kur nors į kitas Rusijos vietas. Manau, kad atlikom viską, ką galėjom Tiumenės srityje.
O Tiumenė pasižymė tuo, kad ištremtų buvo palyginus su kitomis sritimis labai nedaug ir tų kapų atitinkamai nėra daug. Bet dabar jau į Tiumenę galima bus dešimtmečiais nevažiuoti turbūt, nebent tik tai pasižiūrėti, ar niekas neatsitiko su mūsų padarytais darbais. O šiaip čia galima sakyti ant Tiumenės srities padėtas taškas. Su kapais daugiau čia nieko negalima daryti ir nieko negalima padaryti. Projekto misija Sibiras ekspedicija tai yra tarsi ta ledkalnio viršūnė, kuri visada sulaukia daugiausiai dėmesio. Išvykimas, parvykimas, dalyvių įspūdžiai, pasakojimai, emocijos ir taip toliau. Tai žinoma, tai yra labai svarbu, tačiau yra labai svarbi kita projekto dalis. Tai yra būtent grįžus į Lietuvą, pristatymai mokyklose, bendruomenėse, susitikimai su tremtiniais. Tai trunka visus metus iki kitos ekspedicijos. Ir iš tikrųjų tai yra labai svarbus etapas, todėl kad mūsų ekspedicija tampa kaip priemonė priminti istoriją, priminti svarbiausius faktus ir parodyti, kad iš tikrųjų mes, lietuviai, galime didžiuotis savo tauta, kad ji praėjusi didžiulius sunkumus vis tiek sugebėjo išlikti tauta. Nuo grįžimo iš ekspedicijos atlikau nemažai pristatymų įvairiose vietose ir tikrai matau tame didelę prasmę ir kartu didelį įsipareigojimą tą žinią skleisti ir visiems kitiems. Misija Sibiras yra puikus pavyzdys, kad daryti kažką savo šalies labui, nagrinėti jos istoriją, ugdyti jaunąją kartą, galima įvairiausiais būdais. Ir svarbiausia, kad tai galima daryti įdomiai, nenuobodžiai ir linksmai.